Jaunimas pranciškoniškas, tai visada pirma, tai yra, jeigu taip bendraja didžiąją prasme žiūrim, tai yra dalis, trečio pranciškonų ordino dalis. Dalis, kuri būtent Pranciškaus pavyzdžių stengiasi sekti Jėzų. Tai galim sakyti ne po vieną, bet būtent būrėsi į brolijas, bendruomenės, bendruomeniai, kur atsiskleidžia tikėjimas ir gali tikėjimą liūdyti, bet taip pat ir tikėjimą gilinti. Tai sakyčiau, va, taip pranciškoniška jaunimo brolija, tai yra trečio ordino, pranciškonų ordino dalis, kurie bendruomeniai, jie ieško Jėzaus atsakymų, tikėjimo klausimus, gyvenimo klausimus. Tai nėra pašaukimas, noriu užakcentuoti, tai yra gal kaip gyvenimo kelionė, tai tarpsnis jaunystės, kuris yra skirtas būtent kiekvienam žmogui atsakyti gyvenimo klausimus. Tai kai žmogus atrado tos klausimus, sako juos, tada pasirinka kažką kitą, ar šeimos gyvenimą, ar ten vienuolys, ar kažką kitą. Tai yra, bet galų gale tai yra tas laikotarpis, kai žmogus ieško santykio su Dievu, ieško savęs. Tai. Man tai gavosi taip, kad per prievartą buvau išvežtas į rekolekcijas, bet ten pranciškoniško jaunimo rekolekcijas ir man juose labai patiko. Ten atradau būtent, man atrodo, tą Dievą kitose žmonėse, bendruomenėje ir labai prie to daug prisidėjo broliai pranciškonai, brolis Algis, taip pat sesė Onutė. Tai va ir įtraukė ir tas giedojimas, šlovinimas, muzika irgi didelę dalį sudaro pranciškoniško jaunimo. Tai būtent tai ir patraukė. O man pranciškoniškas jaunimas buvo ne tik tai tos bendruomenės pradžia tokia, bet ir tikėjimo apskritai. Ir visų pirma, aš susipažinau su žmonėmis, su tais, kurie buvo tuo metu ten, tai kuo gyveno, ir tada iš tikrųjų man padėjo atrasti tą kelią į Dievą. Tai buvo. Man atrodo, kad būti pranciškoniškam jaunime reiškia dalinti savo džiaugsmu su kitais, su bendruomenė, nelaikyti tik tai savo to, ką gauni iš brolių pranciškonų, iš kunigų ar ten per mišias, bet būtent tuo džiaugsmu, brandinti tą džiaugsmą, tą meilę bendruomenė ir po to galbūt netgi visiems kartu skleisti aplinkiniams žmonėms. Man pranciškoniško jaunimo ta kelionė tokia yra gyvenimo etapas jaunystės, kada tu iš tikrųjų su savo bendraamžiais, bendraminčiais, tu gali eiti tikėjimo keliu ir ne tik, tu gali tiesiog ugdyti save ir to pranciškoniškųjų požiūrį, bet ir kartu ir žmogiškus dalykus savo ir vertybės ir su kitu bendravimu, su kitu žmogumi tiesiog ugdyti. Tu tampi visapusišku žmogum, tai nėra tik tai tas vienpusis požiūris, ta prasme, kad tu žvelgi tik tai vieną pusę, bet tu stengiasi suvokti aplinką, toje aplinkoje, kurioje esi ir to žmonės ir ugdyti save. Su ta charizma visą laiką turim tą atsiminti, nesvarbu, šnekant arba pranciškonus, ar šnekant mūsų vienuolius, ar tretininkus, ar jaunimą, visą laiką turim prisiminti, kad charizma yra daugiau už patį Šventą Pranciškų. Nes mes patys kūrėm, sakant, tą pranciškonišką gyvenimą, ką tai reiškia. Reiškia, kad Jėzui nereikia, sakant, antro Pranciškus. Reikia ten Jono, reikia Petro, reikia Onutės, reikia kitų mylinčių Jėzų žmonių. Ir mes, kaip suprantu, bet mes žvelgdami į Šventą Pranciškų, matom, kad jis taip pat turėjo gyvenimo sunkumus, išbandymus, išgyvenimus ir šiandieną stengiamės jo pavyzdžių į savo klausimus atsakyti. Reiškia, kitaip tariant, tampam ir prašom, kad aktualizuoti ir sudabartinti Pranciškaus gyvenimą šiandieną mūsų gyvenimuose. Lygiai taip pat, kai šnekėtume apie vienuolystę, apie pranciškonizmą, apie pranciškonų gyvenimą. Tai tas labai svarbu, mes gyvename broliai kartu, stengiamės išgyventi charizmą, žvelgdami Šventą Pranciškų. Manyčiau, didžiausia problema jaunimo šiandienio, tai jaunimas bijo įsipareigoti. Bažnyčiai, bijo įsipareigoti Dievui. Ir visada, kai žvelgiam mūsų krikštą, krikštas kalba apie įsipareigojimą, apie mokinystę. Mokinių tampame visą gyvenimą Jėzus mokiniu. Ir mokiniai žino, Jėzus vaikščiojo į Golgotą, lygiai taip pat ir mokinys seks. Ir tas įsipareigojimas gali pakeisti, numušti ūpą jaunam žmogui ir ieškoti kažkokių kitų laikinų džiaugsmų kitose vietose.
Yra labai daug pasirinkimų dabar jaunimui ir jie kitas iki tikėjimą žiūri kaip į, kaip sakom, dar vieną būrelį. Ir tada, kad reikia tos brandos, kad jie pradėtų žvelgti tai kaip į, tai ant ko jie statytų savo pagrindą. O kad tai atrastų, galbūt, daug kelių ir reikia daug pastangų. Man atrodo, kad tas įsipareigojimas yra būtent kaip tik, galim palyginti su autostrada, jisai parodo tą tikrą kelią ir tu išeidamas iš to įsipareigojimo rėmų, tu šunkeliais ar kokiais laukais važiuoti ir stringa, tau nesigauna. Tiesiog tas įsipareigojimas yra kaip postūmis į priekį, manau. Ir tas daug pasirinkimų kelių kitasik nėra geriausias variantas ir tu kitasik turi džiaugtis atradęs tą vieną kelią, kada tu tada esi laisvas tame kelyje. Ir tos ribos nėra blogai. Neleidžia mėtytis į šalis. Daug kartų girdėjau tą žodį pažadas, ne padažas. O ką tai reiškia, galbūt ką tas pažadas reiškia? Tai pažadas tai yra jauno asmens apsisprendimas, laisvų norų prisijungti prie konkrečios tai jaunimo, pranciškoniškos jaunimo brolijos. Ten, kur savo liudijimu gilins tikėjimą ir aiškus tą tikėjimą dalinsis su kitais. Tai yra pati pradžia to pašaukimo pažinti Jėzų per Šventą Pranciškų. Duodamas netgi pažadas tam, kad tu atnaujini tą netgi savo krikšto pažadus. Tas pažadas skirtas tam, kad atnaujinti krikšto pažadus. O krikšto pažadai apie ką kalba? Kad gyventi su Dievu ir ne piktai dvasiai. Tai ir kai kiekvienas jaunas žmogus duoda tą pažadą, tai dar kartą prisimena savo krikštą. Taigi, klausiu tavęs, ko tu prašai ir nori? Aš noriu atsakyti taip. Taip Dievo kvietimui, taip pasišventimui Evangelijai, taip ištikimai meilei, taip gyvenimui brolystei. Visi kartu ir drąsiai atsakome, taip mes tau padėsime. Kiekvienas taip pat reiškia ir ne. Ne nuodėmiai, ne nevilčiai, ne mirčiai. Jaunimo pažadas tai tiesiog pasiryžimas. Jeigu tu atrandi tą bendruomenę, kurioje jautiesi laimingas, kuri tau daug davė ir tu lygiai tiek pat nori ar dar daugiau suteikti ir kitiems žmonėms, kad jie galėtų patirti tą patį džiaugsmą, tai tiesiog yra kaip įsipareigojimas ir, galim sakyti, dėkingumo parodimas. Dabar konkrečiai Vilniuje, tai visų pirma sakytumėm, ateikite trečiadienį 6 valandą jaunimo mišias, o po jų nepabėkite, kaip sakant, pasilikite, užeikite į jaunimo rūsį ir taip pradėkim bendrauti, draugauti. O tada jau, kai jau prasideda, yra tam tikri formalumai, o juos jau mes tikrai paaiškiname paskui susitikus.